Sveiki, brangus Super LT žiūrovai. Labas, Jogaila. Labas, Ievute, tikiuosi, kad jau suspėjote pagerbti anapilin iškeliavusius artimuosius. O dabar galime toliau megzti ryšį su anapusiniu pasauliu. Šiandien matysite. Praktinė magija, kaip veidrodžių šukės užtraukia prakeiksmą. Žinių pranašystės, gimtadienių šventės prišaukia nelaimę. Tai jokių būdų ne su draugais ir ne su šampanais. Ir kodėl Oksana Pikul nori būti arkliu? Aš tai norėčiau arklio. Lapkričio 1 ne tik mistinė mirusiųjų pagerbimo ir bendravimo su jais diena. Šią dieną yra gimę daugybė žmonių ir net garsenybių. Štai šiandien su gimtadieniu sveikiname krepšininkus Kšištofą ir Darjušą Lavrinovičius, laidų vedėją Giedrių Masalskį, dainininkę Eveliną Anusauskaitę. Tačiau kaip šioms įžymybėms šiandien užauti ir linksmintis, kuomet beveik visi jų draugai žvakutes deda ne ant tortų, o ant kapų. O gal gimus tokią magišką dieną žmogus netgi gali turėti kokių nors kitiems nebūdingų savybių? Štai ką apie tai mano viena žymiausių Lietuvos astrologių, ezoterikė Angelina Zalatorienė. O jeigu gimėte lapkričio 1, tikrai nesijaudinkit. Normalus skorpionas. Skorpionų ženklo žmogus. Tiesa, ponia Angelina sako, kad nors skorpionams ir nereikia bijoti savo gimtadienio, visgi jie yra ypatingi. Net vaikučiai, maži skorpioniukai, jiems rūpi, kas yra ta mirtis, kas yra ta nebūtis. Jie nebijo tų mirusių žmonių, nueiti į laidotuvės, nebijo jie nueiti į kapines. Anot ezoterijos specialistės, mirusiųjų dieną gimę žmonės turi kur kas glaudesnį ryšį su anapusiniu pasauliu. Aš atsimenu, turėjau tokią klientę moterį, kuri buvo atsivedusi mažas skorpioniukas, man pasakojo, kaip jisai mato mirusios savo sesers vaikinas žuvo, nukrito, lėktuvu nukrito. Ir jis mato jo tą, reiškia, astralinį kūną sugrįžusį. Po laidotuvių visi ten prisimena, o tas vaikiukas mato, kad ant fotelio sėdi tas mirusio fantomas tas. Dainininkė Evelina Anusauskaitė sako, kad su dvasiomis iki šiol dar nebendravo, tačiau apgailestauja, kad vaikystėje šventės nebuvo tokios, kokių dažnai norėdavosi. Man gaila tik tiek, kad dažniausiai, ypatingai vaikystėje, dabar jau kažkaip dėl to nebelabai pergyvenu, bet vaikystėje tai būdavo, kad visi draugai, jie tą dieną tikrai negalėdavo ateiti, už tai gimtadienis reikėdavo švęsti dažniausiai šiek tiek vėliau, savaime suprantama. Visgi Evelina pritarė ezoterikai ir sako, kad mistinis ir dažnai magiškais dalykais apipintas pasaulis jai nėra svetimas. Ji tiki, kad šiame pasaulyje egzistuoja ne vienas gyvenimas. Tiesa, neseniai susižadėjusi atlikėja šiuos dalykus supina su meilės pojūčiu. Aš tikiu ir tikiu karmą, reinkarnaciją. Man tai duoda žymiai daugiau atsakymų, kodėl tam tikri dalykai vyksta gyvenime, kodėl, tarkim, ten vyksta tas vadinamas tikros meilės pajutimas ir taip toliau, iš kur tu būtent, bet žinai, kad tas žmogus yra tavo, dėl to, kad aš tikiu, kad mes gyvenam ne vieną gyvenimą ir mes susitinkam tos žmonės, kurie galbūt lydėjo mus praeitame gyvenime ir taip toliau. Aš tikiu tais dalykais. Paklausus apie mistinius dalykus Evelinos gyvenime, ji tuoj pat prisimena dalyvavimą viename pasaulinio lygio konkurse. Ten Anusauskaitė, pademonstravusi savo vokalinius sugebėjimus, laimėjo 1 vietą. Dainininkė sako, kad gali būti, jog ši pergalė nebuvo atsitiktinumas, mat ją nuolat lydėjo jos sėkmės skaičius. Šiaip sudėjus mano metus, visą tą mėnesį, dieną gimimo gaunasi skaičius 3 ir iš tikrųjų kažkaip jaučiu, kad tas skaičius man pakankamai ypatingas yra. Pavyzdžiui, iPhone Voice konkurse mano irgi mikrofono skaičius buvo 3 ir aš kai tą pamačiau prieš išeidama į pasirodymą, galvojau, turi sektis. Magiškų galių turinti Angelina Zalatorienė tikina, kad lapkričio 1 dieną gimę skorpionai išties apdovanoti išskirtinėmis būdo savybėmis. Šitie žmonės yra maksimalistai, jie gyvena pagal dėsnį viskas arba nieko, juoda arba balta, jie vidurinių dalykų nepripažįsta. Evelina 100% pritarė būrėjai, mat žvaigždės Anusauskaitė sulipdė taip, kad visur kur, o ypač profesinėje veikloje, jis siekia aukščiausių aukštumų. O ir kraštutinumai jai nėra svetimi. Aš žinau, daugiau visada žiūriu į baltą pusę, todėl man sunku pasakyti, bet taip aš esu tokia, kad arba turėti viską,
Arba tada nežinau, netikiu, kad gali būti nieko, už tai pas mane turėti viską yra mintyse ir su saviškiu irgi pastovi mes ginčiamės, jisai, nu tu žiūrėkit, tai paprasčiau, nebūtina, niekas nenutiks, jeigu kažkas ten nebus 10 balų iš 10. Aš negerai, kaip tau patiko tavo pasirodymas, nepatiko šiandien visiškai, nebuvo taip blogai, žiūrėk, yra gerų dalykų, nėra, jeigu tas nebuvo gerai, tai tada iš viso nėra gerai, tai tas yra, kad tikrai labai maksimalistiškai ir labai kritiškai žiūriu. Tarkim, į savo darbą. Šį lapkritį merginai sukako 23. Ar Anusauskaitė pamirš visus prietarus ir kaip reikiant pasilinksmins? O gal priešingai? Atvirai tariant, Kristina Kaikarienė, kuri bus mano vestuvių planuotoja, manęs paklausė, tai kada švęsi? Ir aš taip, o kas? Ir aš visiškai pamiršau, kad mano gimtadienis. Tiksliai, juk Anusauskaitės vestuvės visai ne už kalnų, bus dar tų gimtadienių. Gerbėjams Evelina išduoda paslaptį, būsimai nuotakai neteks lakstyti po parduotuves ir ieškoti baltos suknelės. Mat pagal specialų užsakymą ją pasiūs garsus dizaineris. Esu susitarusi su savo mylimu dizaineriu Ruslanu Rybakovu. Kristina bus vestuvių planuotoja, jau mes jau buvom aplankiusios tam tikras vietas. Dabar realiai manau, kad per savaitę laiko susidėliosim taškus, nuspręsim, kur kas bus ir tada jau galėsiu išsiuntinėti kvietimus. O ar gaus kvietimą į vestuvės Super LT, ar reikės mušti su daugybė apsauginių, kad jam žintumėm tokį įvykį? Žinot, aš nemanau, kad tai bus labai ten slaptas ar neslaptas, aš nedarysiu tenai, kad stovėtų milijonas apsauginių, kurie muštų vargšų žurnalistus ir neįleistinas, man tai atrodo mažiausiai kvaila ir tiesiog aš nemanau, kad pas mus Lietuvoje yra tokių žvaigždžių, kurioms reikėtų šitaip elgtis. Oi, laukiam, mes vestuvių laukiam, o dabar žadėtojai ezoterikės Angelinos Zalatorienės patarimai švenčiantiems gimtadienį. Ir ne tik lapkričio 1. Angelina sako, kad savo gimimo dieną švęsti triukšmingai baisiausia nuodėmė. To daryti negalima jokiais būdais. Švęsti su draugais tai galima jau, pavyzdžiui, 3 dienoje po gimimo, paskui 11 dienoje draugystės diena, į pasimatymą su mylimu žmogum nueiti 7 dienoje po gimtadienio, 2 dienoje būtinai pinigų reikia gauti, čia su materialiniais dalykais susijusi diena, ten 6 dienoje ką nors naują išmokti, su darbu susijusi diena, 8 mirusius prisiminti. Visos tos dienos turi savo užduotis. Taigi, gerbėmieji, jeigu norite būti laimingi, turtingi ir mylimi, gimtadienį švęskite atsakingai ir apgalvotai. Jogaila, ar tu tiki pranašystėmis? Na, žiūrint kokiamis. Jeigu meistras pranašauja, kad nepasikeitęs automobilių padangų nulėksiu į griovį, esu linkęs to tikėti. O ar tu tiki, kad sapnuose, nuojautose yra užkoduoti pranešimai iš mūsų augančių mirusių sielų? Apie signalus iš anapus pakalbėsime iškart po mūsų linksmosios reklamos. Taigi, Jogaila, ar tu tiki, kad su mirusiais galima kalbėti beveik taip pat, kaip ir su gyvais? Na, aš pats tokia būsna labai retai pasiekiu. O be reikalo tvirtinama, kad galima gauti daug vertingos informacijos. Veidrodėlį, veidrodėlį, kas pasaulyje gražiausia? Tai netuščia frazė iš visiems gerai žinomos pasakos. Pasirodo, veidrodis tikrai gali atsakyti į daugelį mūsų klausimų ir ne tik apie grožį. Veidrodis tikrai yra daugiau negu stiklo šukė, padengta kita pusė, taip vadinama amalgama. Gali būti ir sidabrų dengta, tai nėra stiklo šukė. Šitaip tvirtina žinoma parapsichologė Eleonora Petkelienė. Jis sako, kad veidrodis sugeba kur kas daugiau, nei tik atspindėti mūsų išorę. Tai yra būdas galbūt susisiekti su anapusiniu pasauliu, ne galbūt, bet taip ir vyksta. Tai yra kanalas arba, šiai dienai žodį dažnai vartojama portalas, atverti paralelinio pasaulio gyvenimą, reiškinius. Ar tai yra įdomu? Taip. Ar tai yra rizikinga? Taip. Anot Eleonoros, su veidrodžiu jokių būdų negalima juokauti. Priešingai, tai turi būti labiausiai gerbiamas interjero akcentas. Ką senoliai darydavo?
Iš tikrųjų, veidrodis buvo prabangos dalykas. Veidrodį labai gerbė. Veidrodis buvo labai pagarbiai vietoj kabinamas. Neapmusijas, nedėmėtas, nenutepliotas, jis būtinai turėjo būti išvalytas, valomas. Prie to veidrodžio galbūt pakabindavo šakelę, tai galėdavo pavasarį kažkokią, tai sakykime, gal alyvo šakelę, aišku, greit nuvysta. Tačiau nepatrukdydavo pakabinti ir kadagio šakelę, kaip ir apsaugos motyvą. Kągi tokio mistiško sugeba veidrodis? Pasirodo, jis gali ne tik atspindėti, bet ir keisti žmogaus išorę. Tai jeigu mes save matom negražų, matom seną, išbertą, na kaip dažnai taip, ypatingai jauniems žmonėms kažkoks spogelis gyventi neleidžia arba trukdo, tai veidrodis geba tai padauginti. Žiūrėk, iš to spogelio ten jau ir keli ar keliolika. Jeigu kažkokia raukšlelė perkeltinė prasme padaugina, todėl kad jeigu tu veidrodė save matai spoguotą, tai tu toks ir būsi. Veidrodis tai fiksuoja. Jeigu mes, sakykime, prieš veidrodį padėsim 2 žvakes, tai realiai lyg tai jos jau bus 4. Na, 2 atsispindi veidrodį, o 2 čia, tai žiūrėk, jau jos yra 4. O va jau tada veidrodis užsierzina, užsiprogramuoja ir tuos spogelius bei raukšlėles, kaip koks kopijavimo aparatas, ima dauginti. Net nepastebėsit, kaip tuoj prireiks ir plastinių operacijų. Kita magiška veidrodžio savybė. Jis sugeba dauginti ne tik raukšlės, bet ir pinigus. Labai palanku prieš veidrodį paberti monetų, jeigu mes norim, na, truputėlį pritraukti galbūt gausos arba finansinės sėkmės savo namus. Veidrodyje galima įžvelgti ne tik savąjį aš. Jis gali mums atsakyti į daugelį klausimų. Juk ne veltui ekstrasensai, žiniai, burdami labai dažnai naudoja vaizdą atspindinti krištolinį rutulį arba tiesiog veidrodį. Ekstrasensė Eleonora siūlo atlikti mažą eksperimentą. Išjungus visus elektrinius prietaisus, kad susidarytų kuo mažesnis elektromagnetinis laukas, žvelgti nemirksintį veidrodį ir jame išvysti atsakymus į rūpimus klausimus. Nemirksim susikaupus. Žvelgti į tą, likti, sakysim, savo paveikslę, savo atvaizdą ir užduoti klausimus. Galima klausti apie save, galima klausti apie savo artimuosius, tačiau tada reikėtų, kad tu pats neatsispindėtum. Tiesiog, sakykim, tai būtų kažkiek tai šone tas veidrodis. Jeigu mes konkrečiai suformuluojam klausimą, gali ateiti konkretus visiškai vaizdinys. Jeigu mes norim, sakykim, na, galbūt abstrakčios, na, vizijos, taip, arba tiesiog kas manęs laukia. Tai gali būti kažkokie išplaukę vaizdai, tai gali būti visai konkretus objektai, daiktai, žmonės. Tai labai priklauso nuo žmogaus, na, nepabijokim to žodžio sąmoningumo lygio. O štai mažiems vaikams rodyti veidrodžio apskritai parapsichologija nepataria. Jie esą tebeturi tvirtą ryšį su anapusiniu pasauliu ir juos kur kas lengviau gali užvaldyti nežemiškos dvasios. Iki metukų kūdikių veidrodžio nevalia rodyti, nes tokio vaiką apniks 33 nelaimės. Todėl, kad vaikas yra labiausiai pažeidžiama asmenybė. Magiją tyrinėjanti moteris sako, kad veidrodžių nepatariama laikyti miegamuosiuose. Jie gali sutrikdyti mūsų klajones po miego karalystę. O per veidrodį iš tų klajonių gali grįžti ne vienas. Tu gali tiesiog sugrįžti ne vienas, taip, o paskui gali, žiūrėk, ir neišeiti, o paskui, žiūrėk, duris varstosi, šviesa savaimiškai užsidega, išsijungia. Ponia Eleonora nepatarė kabinti veidrodžių ir ant lūpų, kad ir kaip pikantiškai ten jie atrodo, ar tiksliau atspindys juose. Tai žaidimai ten erotiniai ir visa kita, gal ir nieko blogo. Tačiau kyla grėsmė, kadangi, kaip minėjau, tai daugina, kyla grėsmė tapti nepasotinamu. Kyla grėsmė, kad tai, na, gali, sakysim taip, įsijungti momentas, kad yra jau 2 yra per mažai, jau norėtųsi 3-4 ir tai tampa tada jau orgija, tai yra tampa iškreipta forma, taip? Taip, jeigu matom 2, o dabar žiūrėk, mes ten gal 4 lubos atsispindim, o gal ten mūsų ir daugiau, tai jau tada tampa kažkoks tai grupinis procesas, na, jeigu turim omeny tą. Ar tai yra labai gerai? Labai blogas ženklas suskilęs veidrodis. Tokio jokių būdų negalima laikyti namuose. Tai yra labai blogas ženklas. Įskils santykiai arba artimas žmogus gali net išeiti. Pamilkim tą veidą, matykim jį gražų, tokiais ir būsim.
Jogaila, ar tau niekada nebūna taip, kad kažkoks keistas balsas tave gunda daryti blogus dalykus? Pavyzdžiui, viršti greitį, padauginti vyno ar įžeisti artimai savo? Aha, panašiai. Na, būna pasitaiko, ką? Tada tau reikia kuo skubiau kreiptis į egzorcistą. Ką? Gali būti, kad tave pamažu žvaldo šėtonas. Gąsdintų čia mane, žiūrint toliau šiurpulingąją mūsų laidelę. Parapsichologas Vladimiras Sazanovas gerai žinomas sostinės ir kitų Lietuvos miestų gyventojams. Tiems, kurie nori pabendrauti su Anapilin iškeliavusiais artimaisiais. Vyras tarsi tarpininkas tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Anot jo, lapkričio 1 viena tinkamiausių dienų bendrauti su vėlioniais. Jokia abejonė, jeigu mes atvažiavom į kapinį, mes bendravom su vėlinės, su tom sieloms, kurie iš tikrųjų gali ateiti, su mumis bendrauti, kaip ir mes, pavyzdžiui, kada mes sapnuojam tų žmonių, kurie nėra šalia mūsų. Čia panašus toks dalykas. Jie, aišku, džiaugiasi to, kad mes atėjom ir prašo pagalbos, o pagalba čia yra malda. Vladimiras Sazanovas antžeminių galių įgijo netikėtai, tuomet, kai sirgo mirtina liga. Neviltis privertė duoti pažadą Dievui. Jis pasižadėjo, kad jeigu jam bus suteikta galimybė atsikelti iš mirties patalų, jo misija gyvenime bus padėti kitiems žmonėms. Ir netikėtai Vladimiras atsigavo, liga dingo, o vietoj jos esą aplankė įvairūs regėjimai ir galimybė bendrauti su mirusiais. Mano liga priverčia man pakeisti specialybę. Onkologija, kurie buvo labai tokia sudėtinga ir reikės statyti klausimą išgyventi. Ir aišku, paskui tie regėjimai prasidėjo, kada tu gali jausti to, kad negali jausti kitos žmogus. Antgamtinių galių savininkas aiškina, kad išsikviesti mirusią sielą gali kiekvienas, tačiau retas gali ją vėliau išprašyti. Vėlis gali ateiti, paskui kaip ją išeiti, o čia yra klausimas. Iškviesti iš ano pasaulio paprastai, o kad daryti paskui, čia yra klausimas visiems. Todėl, kad vėlis taip gali likti tarp mūsų ir vaikščioti. Be to, tarp dviejų pasaulių besiblaškančios vėlės dažnai apgaudinėja jas kvietusius gyvuosius. Ne taip paprasta iškviesti tą, kuris gali ateiti, todėl, kad gali ateiti ir aplamai koks nors pjoko dušė arba kokį nors žmogus, kuris turi neramybę ir nesvarbu, gal sutampa vardą ar pavardį gali ateiti. Jeigu mes kviečiam, pavyzdžiui, per spiritizmų seansų žinomų žmonių, Napoleoną ar ten ką nors, nebūtinai ateis Napoleonas. Kai apie mirusiųjų gyvenimą nieko neišmanantys žmonės išsikviečia dvasią, prasideda baugus dalykai. Namuose girdimi keisti garsai, juntama, kad šalia nuolat yra dar kažkas. O tada atsiranda tokie reiškiniai kaip poltergeistai, kada garsai žmonės girdo įvairius balsų, įvairius daiktai gali dingti. Būna atveju, kada ir žmogus negali išeiti iš namų, durys uždarytas išorinį. Todėl, kad ta vėlis gali rodyti, kad savo jėgumu, savo gal sugebėjimu paveikti fizinį, materialinį veiklą ir žmonėms sunku paskui reaguoti. Pasitaiko, kad žmonės ne tik girdi, bet ir mato nekviestus arba neišėjusius svečius. Tiesa, parapsichologas sako, kad reikia atskirti du dalykus – tikrą vėlių buvimą šalia nuo psichologinių sutrikimų. Retkarčiai būna, todėl, kad čia yra ne toks stebuklas, kurį galima laukti kiekvieną dieną, bet per metus 1-2 atvejų yra. Dažniau žmonėms vaidenasi, daugiau haliucinacijos atsiranda. Čia nuo vaistus, gali būti nuo psichinių sutrikimų. Tačiau kaip atskirti, ar žmogų persekioja mirusiųjų vėlės, ar jam liaudiškai sakant porą varžtelių atsisuko? Geras klausimas, labai lengva atskirti. Jeigu vienas žmogus tik girdi, kiti šalia nieko nemato ir negirdi, čia iš karto galima atspėti. Jeigu visi šeimos nariai, arba kaimynai, arba pažįstami, draugai, bičiuliai ateina ir visiems rodo ir žingsniai, ir balsai, ir kokie nors kvapai atsiranda. Čia taip, čia ir visi žmonės gali to matyti, jausti, taip tada galima sakyti, reikės kviesti specialistą.
Dar baisiau tuomet, kai žmogus girdi negarsus ar užuodžia kvapus. Baisiausia, kuomet mirusysis įsikūnyja į gyvą žmogų. Būna apie žaidimas, nieko neišeina. O kada ateina, tada ir stalas gali pakilti, ir garsai, ir balsas gali būti, ir ta siela gali įsikūnyti į kitą žmogų, o tada bėda į problemą. Anot Vladimiro Azanovo, blogoji dvasia gali tiesiog išstumti žmogaus sielą ir taip užkariauti bei valdyti jo kūną. Gali eiti į žmogų ir išmesti tos sielos, kurie yra pas žmogų ir praktiškai vadovauti fizinių struktūrų tą žmogų. Mirusiųjų gyvenimą puikiai išmanantis Vladimiras patarė niekam nežaisti spiritizmo seansų. O jeigu labai norite ką nors pasakyti mirusiems artimiesiems, tiesiog uždėkite žvakę ir mintise pasimelskite. Taip ir savo psichologinę dvasią išsaugosite ir su poltergeistais nereiks kariauti. Medituoji? Ne visai, bandau užmėgsti ryšį su kosmosu. Per vėlinės geriausias metas, atsiveria visos čakros, žodžiu, netrukdyk. Netrukdau, žiūrim laidą, toliau. Lapkričio 1 – ypatinga diena. Visas dėmesys skiriamas mirusiesiems. Ezoterikė Angelina Zalatorienė laidai Super LT atskleidė daug pikantiškų detalių. Kaip reikia mylėtis lapkričio 1, kodėl šią dieną nevalia lankyti kapinių. Magiškų galių turinti moteris sako, kad visų šventųjų dieną žmogaus likimą ir visą gyvenimą beprotiškai įtakoja visata ir gamta. Pas mus daugiau tamsos. Ir kaip matom, gamta visa eina truputėlį pailsėti, eina gamta į tą vadinamą mažąją mirtį. Tai mes tuo pačiu prisimenam ir mirusiuosius. Ir norim lygtai pabendrauti su tom mirusių vėlėm. Pasak ezoterikės, lapkričio 1 viena geriausių dienų metuose bendrauti su mirusiaisiais. Anot Angelinos, bendravimui su anapusiniu pasauliu visai nereikalingos magiškos galios. Dvasios pačios jūs susiras. Tai reikia vieno dalyko. Jeigu jau jos nori su mumis pabendrauti arba mes su jais, tai joms nei laikas trukdo, nei erdvė trukdo, nei sienos. Todėl jos priartėja ten, kur žmonės uždega žvakeles ir kur meldžiasi. Žmonės pripratę lapkričio 1 lankytis kapinėse. Tačiau Angelina Zalatorienė aiškina, kad nors ir kaip neįtikėtinai tai skambėtų, tačiau grūstis liaudiškai sakant ant kapų visų šventųjų dieną nevalia. Pagalvokit, kodėl tą lapkričio 1 labai dažnai oras būna blogas. Labai dažnai darganos, tarybiniais laikais net sniego būdavo, tokio kaip reikalas, jau su kailiniais eidavom į kapinės. Sako, tai tarytum gamta, atmosfera sako žmonėms, kad neleikite tas kapinės, netrukdykit tiems mirusiems. Jūs patvarkit jau tas kapinės iš anksto ir namie užsidėkit tą žvakutę ir bus lygiai ta pati nauda. Kalbėdama apie gyvųjų pasaulį, ponia Angelina turi intriguojančių patarimų, padedančių pasiekti gyvenimo ekstazės viršūnę. Įspėjame, šiuos patarimus reikės įgyvendinti lovoje. Mes sekso metu pabūnam dievais, pradedam kažką naują ir ta seksualinė energija yra neamžina, neišsenkamis šaltiniai, kaip ir viskas šiame žemiškame materialiame pasaulyje. Viskas turi pabaigą kažkokią tai ir ta seksualinė energija yra ribota. Laikantis ponios Zalatorienės patarimų, sekso metu gyvensite net 120 metų. Netikit, mes irgi. Bet Angelina vis tiek įrodinėja savo ir sako, kad seksu švaistytis kairėn dešinėn kategoriškai draudžiama. Verta pataupyti, patausoti, kad jos užtektų visą gyvenimą iki 120 metų, kaip yra skirta biologiškai, kad žmogus gali pilnavertį gyvenimą gyventi. Širdis gali dirbti 120 metų. Pasak ezoterikės, sekso ištroškusiems ir visada jam pasiruošusiems gyvenimas susiklosto ypač liūdnai. Žmogus, kuris laksto vien tik ieškodamas seksualinių partnerių, aišku, jam įvairios kitos gyvenimo problemos nueina į antrąjį planą.
ir su karjera tada netokie geri reikalai, ir su sveikata. Nu, atsiliepia anksčiau ir vėliau. Atsiliepia. Angelina Zalatorienė tvirtina, kad jeigu esate stiprus žmogus, reiškia, tėveliai labai pasistengė. O jeigu norite, kad jūsų vaikui gyvenime sektųsi, į seksą eikite kaip į karą. Tai dabar žiūrėkit, kaip gaunasi. Stiprus žmogus energetiškai yra tas, kuris yra pradėtas labai gerame lytinėme akte. Kada tėtis ir mama ne iš nuobodulio pasimylėjo, ne dėl to, kad lauke lyja, ne dėl to, kad nėra kur eiti, ne dėl to, kad tiesiog neturi ką veikti, bet dėl to, kad jie, nu, kaip sakoma, jeigu meilės aktas yra kaip į karą, tarytum paskutinį kartą mes mylimės, o tai tada gimsta nepaprastai stiprus energetiškai žmogus. Moteris yra net knygą išleidusi apie mylėjimosi meną. Vienas iš geriausių patarimų, kalbant apie lovos reikaliukus, nesimylėti bent jau mėnesį. Bet tai kaip čia taip? Yra vėlgi patarimai įvairūs, kad, pavyzdžiui, mėnesį laiko visiškai nesimylėti ir tada tik tai galima tikėtis jau vėlgi kokybiško sekso. Dar viena taisyklė – negalima barnių aiškintis lovoje. Tai, kad po pykčio geriausiai mylimuosius sutaiko karšti patalai – mitas, nesąmonė, blefas. Tai dabar jeigu žmogus parėjo iš darbo pavargęs, vyras parėjo iš darbo pavargusi moteris, dar jie susipyko kažką tai bedarydami, tai jeigu yra paskui meilės naktis, tai kas gaunasi, reiškia, ta pykčio energija pereina vienas į kitą ir jinai dar sustiprėja. Arba dar blogiau būna, kuris nors vienas kažkurį tai išbara, iškolioja ir visaip išvadina, tada vėlgi pats vyras, tarkim, išbaręs moterį, su ją mylisi, tai iš moters eina pas jį labai stipri neigiama energija. Tai po tokio sekso jis jaučia nuovargį ir nepasitenkinimą. Taigi tie, kurie vis dėlto nusprendėte mylėti šį vakarą, gerai pagalvokite. Nepamirškit pažiūrėti ir pro langą. Mat blogas oras, audros ar žaibai sekso kokybę gali labai pabloginti. Seksualinio akto metu mes turim ryšį su visata. Ir jeigu visatoje vyksta perkūnijos, tai gali būti ir čia tokių audringų energijų. Jeigu žmonės yra labai ramus, lėti, tai aš nemanau, kad ten būtų jiems didelė bėda pagauti dar kokios nors žaibiškos perkūniškos energijos. Bet jeigu žmonės yra patys jau tokie azartiniai labai ir žaibuojantis kasdieninėme gyvenime, tai gal tada galima ir susilaikyti nuo audros metu pasimylėjimo.